Dievas būdina žmoniją. Šiame įraše pateikiame ištraukas iš 4-osios Nilo Donaldo Walsho knygos Pokalbis su Dievu. Amerikoje ši knyga išleista 2016 metais. Ji kol kas neišversta į lietuvių kalbą. Pirmosios 3 šios knygos dalys išleistos prieš 20 metų. Jos labai išpopuliarėjo, buvo išverstos į keliasdešimt kalbų. Keletas ištraukų iš šių knygų įgarsintos ir svetainėje Mūsų pabudimas. 4-ajai daliai suteikta nauja paantraštė, naujas ir netikėtas dialogas apie žmonijos pabudimą. Svetainėje Mūsų pabudimas daug įrašų skirta sąmonės apvalymo, žmonijos pabudimo tematikai, tad mielai pateikiame jūsų dėmesį naujos Walsho knygos įvadą ir pačią pokalbio su Dievu pradžią. 2016 m. rugpjūčio 2 dieną aš staiga pabudau iš gilaus miego. Mane pažadino raginimas. Jis gerai man žinomas. Tokio raginimo negirdėjau jau 10 metų, bet užmiršti jo nespėjau. Neturėjau nemenkiausio supratimo, kiek dabar valandų, bet man toptelėjo tokia mintis. Jei dabar 4:23 ryto, tai reikia aiškesnio ženklo, o buvo 4:13. Na žinoma, pats laikas atsikelti iš patalo ir pasirengti susitikimui, paskirtam 23 minutės po 4 valandos. Mano pirmasis dialogas su Dievu prasidėjo 4:23 nakties. Daugelį savaičių po to pirmojo karto aš pabusdavau kažkur tarp 4:15 ir 4:30. Mane pažadindavo gilus vidinis raginimas. Grįžk į dialogą. Iš pradžių aš klausinėjau savęs, ar tas laiko momentas 4:23 turi kokią nors ypatingą prasmę, bet ilgainiui lioviausi tuo domėtis. Kai pirmieji pokalbiai su Dievu, skubria rašysena užfiksuoti ant geltono popieriaus lapų virto tikra knyga, aš pagalvojau, ko gero, su manimi tikrai vyksta kažkas svarbaus. O kai knygą nupirko daugiau kaip 1 milijonas žmonių ir ji buvo išversta į 37 kalbas, ši mintis virto nepajudinamu įsitikinimu. Po to pradėjo plaukti kvietimai skaityti paskaitas už JAV sienų. Ir man teko ieškoti savo gimimo liudijimo, kad išsiimčiau pasą, nes be paso negaučiau vizų. Ir tada kreipiausi į municipalinius organus, kad man išduotų gimimo liudijimo kopiją. Gavęs laišką, atplėšiau voką ir perbėgau akimis tekstą. Ir staiga akis užkliuvo už eilutės. Gimimo laikas 4:23. Na štai. Faktas, kad ryšio su dieviškumu seansas kiekvieną kartą prasidėdavo maždaug tuo pačiu metu, man visada atrodė neatsitiktinumas. Tai buvo mano gimimo momentas. Ir po to aš keletą metų staiga prabusdavau prieš 4:30 ryto ir pajusdavau, kad kūne cirkuliuoja kažkokia ypatinga energija. Ir jau suprasdavau, kas vyksta. Aš šokdavau iš lovos, bėgdavau prie kompiuterio ir atsiverdavau tam srautui, kuris imdavo tekėti per mane. Tai buvo ir šį kartą, 2016 m. rugpjūčio 2 dieną. Aš atsikėliau ir priėjau prie stalo. Padėjau delnus ant kompiuterio klaviatūros. Nejaugi ir vėl. O dabar leiskite šitą paaiškinti. Tai, ką aš vadinu pokalbiai su Dievu, mes visi darome nuolat. Tai aš supratau rašydamas bene 5-ąjį puslapį iš tų 3,5 tūkstančio puslapių, parašytų per 14 metų. Aš supratau, kad mano patirtis anaiptol ne unikali ir netgi nereta. Mano atvejis neįprastas nebent tuo, kad aš užrašinėjau šios nuoširdžius pasikalbėjimus ir vėliau siųsdavau leidėjui, kuris skelbė juos knygos pavidalu. Aš supratau ir iš asmeninės patirties įsitikinau, kad aš turiu,
kaip ir visi mes turime, gilų, nuolatinį, asmeninį ryšį su Dievu. Mes galime konkrečiai bendrauti su dieviškumu ir panorėję galime prašyti pamokymo, pagalbos, palaikymo ar nušvitimo. Būtent tai ir sudaro pagrindinę šios knygos intenciją ir pagrindinę žinią. Knyga buvo atsiųsta į pasaulį, kad padėtų visiems žmonėms atsiverti šiai patirčiai, pakviesti juos užmegzti naujus, tiesioginius santykius su Dievu. Bet šį kartą buvo kai kas naujo. Tai jausmas, kad aš privalau pravesti dialogą, kad tam pribrendo laikas. Tik aš nesitikėjau, kad tai bus dar vienas dialogas su Dievu. Maniau, kad su tuo baigiau prieš 10 metų. Pasirodo, klydau. Dialogas su Dievu. Nemaniau, kad vėl teks užsiimti tuo. Maniau, kad procesas baigtas. Yra dar vienas reikalas, dar vienas kvietimas. 2 kvietimus aš jau priėmiau anksčiau. Pirmasis kvietimas – pakeisti žmonijos požiūrį į tai, kas yra Dievas. Antrasis kvietimas – grąžinti žmonės jiems patiems. Buvau tikras, kad tai ir viskas. Aš žinau, tada dar nebuvo atėjęs laikas 3. kvietimui. O dabar atėjo? Dabar atėjo. Gerai. Ir koks tas 3. kvietimas? Tarp kitko, pirmieji 2 kvietimai buvo skirti ne tik tau. Jie skirti visiems, nors ne visi juos išgirs. O tie, kurie išgirs, girdės sąmoningai. Aš visada žinojau, kad tie kvietimai ne man vienam. Na, tai dabar priimk 3. kvietimą. Nes atėjo tobulas momentas proveržiui jūsų planetoje. Skamba įkvepiančiai, ypač turint galvoje tai, kad išoriškai viskas atrodo atvirkščiai. Vyrauja pojūtis, kad mūsų civilizacija ritasi atgal. Mes tarsi daromės mažiau kultūringi, mažiau tolerantiški, mums sunkiau valdyti savo emocijas, neigiamų energijų apraiškas, sunkiau pasiekti ir pasiremti geriausiomis savo prigimties savybėmis. Džiaugiuosi, kad tu matai ir jauti visą tai, nes jei tu kreipi dėmesį į tai, kas vyksta su tavimi ir aplink tave, ir reaguodamas į tai darai tą, ką tavo manimu ir reikia daryti, tada nėra ko jaudintis. Man atrodo, kad reikalai pasaulyje klostosi šlykščiai, bet gal aš klystu. Gal tai tik mano asmeninė nuomonė. Kitaip tariant, planetoje vyksta daug tokių dalykų, kurių neturėtų būti. Kalbame ne apie tai, kas turėtų ar neturėtų būti. Kalbame apie tai, kas vyksta iš tikrųjų. Ir tavo individualių, giliai asmeninių potyrių lygmenyje ir viso kolektyvo, vadinamo žmonija, lygmenyje. Taip pat kalbame apie tai, kokiu būdu jūs galite pakeisti, sakyčiau, labai radikaliai pakeisti, visą tai, ką laikote nepriimtinu. Dabar atėjo tobulas momentas pradėti vykdyti tas permainas. Nes tai, kas dabar vyksta pasaulyje, aplinkosaugoje, politinėje sferoje, ekonomikoje, visuomenėje, dvasinėme lygmenyje, teikia mums aiškias, tiesiog neginčiamas ir lengvai suprantamas nuorodas, kaip tai padaryti. Todėl ir atėjo laikas 3. kvietimui. Gerai, aš pasirengęs. Mes pasirengę. Tada apie ką mes? Kokia 3. kvietimo esmė? Būdinti žmoniją. Labai įpareigojantis sumanymas. Ar ne per daug? O ar gali koks nors sumanymas būti per daug įpareigojantis Dievui? Tai sakydamas turėjau galvoje save. Aš taip pat turėjau galvoje tave. Na taip, suprantu, ką turėjau omenyje. Tikrai? O gal tu užmiršai, kas esi iš tikrųjų? Ne, tiksliau taip. Ta prasme, kad aš nesielgiu taip, kaip turėčiau elgtis. Tai yra, protu aš suvokiu, kad Dievas yra manyje,
ir aš individuali dieviškumo išraiška, bet funkciškai, esmiškai to nejaučiu. Derėtų jau pradėti jausti. Lengva pasakyti. Kol taip kalbėsi, tik teisinsi save ir nieko nedarysi. Betgi neįmanoma pažadinti žmonijos nepažadinus savęs. Aš tai žinau. Stengiuosi iš visų jėgų. Galėtum ir labiau pasistengti. Kaip tik dabar pats palankiausias proveržio momentas. Aš supratau, tai raktinis tavo žinios žmonijai elementas. Na tai kaip, pasistengsi? Jūs visi pasistengsite? Negaliu už visus atsakyti, bet aš pasirengęs imtis darbo. Patark, kaip man greičiau prabusti. Nėra nė vieno žmogaus žemėje, kuris nenorėtų žinoti, kaip tai padaryti. Pats patikimiausias būdas pabusti, tai tapti postumiu kito žmogaus pabudimui. Bet kaip aš galiu tapti postumiu kitam, jei pats esu dar neprabudęs? O tai jau įdomus klausimas. Tai vadinama dieviškąja dichotomija, kai dvi iš pirmo žvilgsnio viena kitai prieštaraujančios tiesos egzistuoja tuo pat metu kaip lygiateisės. Tiesa ta, kad tu jau pabudęs, tik tiesiog nežinai to. Ir ta prasme, tu dar nepabudęs. Tu neprabudęs pripažinti faktą, kad jau esi parbudęs. Tave valdo jausmas, kad tu dar neprabudęs. Gal padėtų man susigaudyti šioje painiavoje? Man atrodo, kad mes vaikštome užburtų ratų. Ar tau kartais neteko naktį išgirsti triukšmą ir pagalvoti, kad tai sapne, o paskui patirti, kad triukšmą girdėjai jau nemiegodamas? Žinoma, teko. Tai nutinka su kiekvienu žmogumi. Šis atvejis kaip tik ir yra dichotomijos atvejis. Tiek to, jau sutarėme, kad aš jau prabudęs. Bet kol kas nežinau šito. Kas gali priversti mane pripažinti faktą, kad jau esu prabudęs? Ar tau teko kada nors pabusti iš siaubo, kai tau prisisapnavo košmaras? Ir vėl atsakysiu teigiamai. Tai nutinka visiems. Štai ir dabar jūs pabūsite, pasibaisėję tuo, kas dabar vyksta planetoje. Juk daug kas prilygsta košmarui. Juk pats ką tik pasakei, vyrauja įspūdis, kad jūs rytatės atgal. Tai buvo ir mano asmeninėme gyvenime, ne vien globaliai. Labai gerai, kad suvoki tai. Tai padės tau suvokti, kad nemiegi, kad visa tai ne košmariškas sapnas, o realybė, kurios negalima rinktis ateičiai. Tu su kiekviena diena vis aiškiau supranti, kas vyksta. Tai padės suvokti, kas tu esi iš tikrųjų ir paskatins atitinkamai veikti. Tiesą sakant, kaip tik tai ir turi dabar įvykti. To prireiks jums visiems, tiems, kas pajuto, kad jau pabudo ir kad reikia baigti su visais tais košmariškais realybės sapnais. Jums tiesiog reikia pabusti suvokimui, kad jau nemiegate ir kad jau galite paveikti tai, kas vyksta aplink jūs. Nesu tikras, kad esu pasirengęs gelbėti pasaulį. Kalbame ne apie pasaulio gelbėjimą. Kalbame apie tavo individualią dvasinę kelionę. Kalbame apie individualią evoliuciją. Tai gali tapti pačiu nuostabiausiu, labiausiai jaudinančiu laikotarpiu nuo pat tavo gimimo. Tavo sprendimas gyventi ir veikti pagal tai, kas tu esi iš tikrųjų, išties gali pakeisti pasaulį. Taip sakant, išgelbėti jį. Bet iš tikrųjų svarbu kas kita. Prasmė ir tikslas – tavo asmeninė evoliucija. Būtent dėl jos tu keiti viską. Ir savo judėjimo pasaulyje stilių, ir savo pasaulio matymą. Tarkim, tu apsisprendei parodyti, kas tu esi iš tikrųjų. Vienas iš būdų parodyti tai – gelbėti žmonės nuo kančių, rūpintis planetų sveikata ir gerovė, pozityviai veikti mylimų ir artimų žmonių ateitį ir taip toliau.
Tokiu atveju bet kokia, net ir pati sunkiausia užduotis nepasirodys tau neįveikiama. Greičiau atvirkščiai, tu pajusi ryžtą ir jėgų antplūdį dėl tų galimybių, kurias siūlo tau gyvenimas šiuo tobuliausiu proveržio momentu. Trečiasis kvietimas – tai kvietimas per savo asmeninę evoliuciją pažadinti kuo daugiau tavo biologinės rūšies, tai yra žmonijos atstovų, kurie ir be to jau pabudę. Bet juos reikia pažadinti suvokimui to fakto, kad jie jau pabudę, o po to įkvėpti atitinkamai veikti. Savo ruožtų raginti pabusti tuos, kurie vis dar miega. Ir taip elgtis dera todėl, kad taip liepia tavo asmeninės evoliucijos balsas. Nevaržykite savęs būdindami žmonės, nes išties atėjo tobulas momentas žmonijos proveržiui.